klausimą. Dėkui. Taip. Tai pirmiausia, dar kartą labas vakaras visiems. Labai džiaugiamės, kad tiek daug jūsų susirinko. Ir tikrai čia kaip jaučiamės kaip savo koncerte visi. Ir jeigu jau atkeliavote į šitą webinarą, tai įsivaizduoju, kad tikrai domitės skaitmeninė rinkodara, ar planuojate domėtis ją išsameu ir turbūt galvojate ir apie savo žinių praplėtimą, galbūt vieni dirbate įmonėse, kuriuose yra skaitmeninės rinkodaros pozicijų ir norėtumėte jas pereiti ir persikvalifikuoti, galbūt jau dirbate šitą darbą, bet norite daugiau įgyti patirties, o gal priešingai dirbate visiškai kitoje sferoje ir norėtumėte pakeisti savo profesiją ir galbūt pradėti dirbti savo, galbūt norite atidaryti agentūrą, gal turite priešingai, galbūt turite verslą ar verslo idėją, kurią norėtumėte paversti realybę ir patys administruoti savo reklaminės kampanijas. Tai tikrai, jeigu turite tokių tikslų, aš manau, kad esate tinkamoje vietoje, nes skaitmeninės rinkodaros kursuose Vilnius Coding School tikrai galite įgyti daug žinių ir patirties, ir ypatingai praktinės patirties daug. Ir tikrai su visais studentais labai mielai dalinuosi praktinę patirtimį ir tikrai mūsų organizuojami kursai nėra tik tai įprastiniai skaidrių skaitimai ir visi mes mokame skaityti ir visi galime įsigyti marketingo vadovėlius ir perskaityti juos, bet svarbus dalykas, kad marketingo būtent srityje mes galim, kad ir kiek įsigysim vadovėlių ir perskaitysim jų, jie po pusmečio ar metų gali tapti visiškai neaktualūs, nes tendencijos kinta ir nesvarbu, apie ką mes bekalbėtume, ar apie meta reklamą, tai yra Facebooką, Instagramą, ar TikToką, ar influencerių rinką, ar SEO, ar Google Ads. Viskas yra labai dinamiška šitoje srityje ir tikrai reikia nuolatos tobulinti savo žinias ir plėsti jas. Tai dar kartą tikrai galiu pasidžiaugti, kad jūs visi čia esat. Nežinau, kiek jūsų norės prisijungti į kursus, bet labai tikiuosi, kad nemaža dalis, nes tikrai įgysit naujų žinių. O šito webinaro pagrindinė tema yra susijusi tiesiogiai su tuo, kodėl mūsų reklaminės kampanijos neveikia dažnai ir kaip padaryti, kad jos veiktų. Nes statistika rodo, kad vidutiniškai 80% net reklamos kampanijų yra prastos ir nepasiekia norimų rezultatų ir tik 20% kampanijų yra sėkmingos. Tai iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tai yra dėl konkurencijos didelės arba apskritai dėl to, kad reklaminės kampanijos neveikia. Ir apskritai, kad reklama neveikia mūsų verslui. Ir tokiu požiūriu dėja, bet vadovaujasi nemaža dalis įmonių, jie išbando reklamą, galbūt išbando patys, galbūt kreipiasi į skaitmeninės rinkodaros agentūras, bet praėjus kuriam laikui pamato, kad rezultatų nėra ir nusprendžia, kad visgi jiems neverta investuoti ir skirti lėšų reklamai ir pasilieka prie to paties tradicinio senojo modelio, kai reklama sklinda iš lūpų į lūpas ir daugiau nesiekia naujos auditorijos. Tai, kad taip nenutiktų, skaitmeninės rinkodaros kursai yra tikrai ta vieta, kur galėsite išmokti ir suprasti, dėl ko visa tai vyksta ir kaip galima būtų to išvengti. Dabar trumpai apie mane, aš tikrai nenoriu išsiplėsti, svarbiausia tai, kad jūs iš šitos paskaitos pasiimtumėte kuo daugiau. Aš esu Gediminas Ruibys, Vilnius Coding School skaitmeninės rinkodaros lektorius. Jau daugiau negu 18 metų dirbau skaitmeninės rinkodaros srityje, tiek SEO, tiek SEM, SMM, esu žurnalistas ir redaktorius. Ir sėkmingai esu išvystęs ne vieną elektroninės komercijos projektą ir reprezentacinės svetainės, tad manau, kad turėsiu kuo pasidalinti su kiekvienu iš jūsų ir tikrai, jeigu tik tai kils kokių nors klausimų, būtinai klauskite, tikrai pasistengsiu atsakyti. Dabar kalbant apie tai, kam skirtas šitas webinaras yra, tai pirmiausia yra suprasti tos skirtumus tarp
tiesiog paleistos reklamos ir efektyvios skaitmeninės rinkodaros kampanijų, nes tai yra du visiškai skirtingi dalykai. Taip pat mes galėsime sklaidyti metus ir apie biudžetus, kiek ir kokio biudžeto reikia, kaip jį reikėtų paskirstyti. Sužinosime, kiek iš tikrųjų reikėtų investuoti pradžioje į skaitmeninės rinkodaros strategiją ir kampanijų sukūrimą. Nustatysime pagrindinės ir dažniausias klaidas, kurios įprastai paveikia mūsų biudžetą neigiamą prasme ir jį tarytum suvalgo ir mes negaunam jokio apčiopiamio rezultato. Ir labai svarbu, kad mes išmoktume, kalbėdami apie skaitmeninę rinkodarą, galvoti kaip investuotojai, o ne priskirtume pinigų skirimą reklamai kaip išlaidas. Taip pat, žinoma, turbūt daugeliu iš jūsų yra svarbu tai, kad baigę kursus skaitmeninės rinkodaros, jūs turėtumėte galimybę tas žinias tiesiogiai pritaikyti praktikoje, ar tai bus nauja jūsų profesija kaip skaitmeninės rinkodaros specialistų, ar tai bus tiesiog jūsų naujas verslas ir jūs patys administruosite reklamą, ar jūs kursite reklamos agentūrą ir panašiai, tai tikrai šiuose kursuose galite gauti tuos pagrindus ir tęsti sėkmingai savo verslus, vystyti. Ir labai džiaugiuosi visą laiką, kai mano studentai pabaigia ir net įpusėję kursus, jau turi labai apčiuopiamą idėją, kurią jau pradeda įgyvendinti, o jau, ką jau kalbėt, pabaigus kursus, jie jau gauna ir pelną iš savo naujos veiklos, kuri yra susijusi su skaitmeninė rinkodara, o priešingai su kažkokia idėja, kurie jau ją įgyvendino ir pritaiko tas žinias praktikoje ir mato tos sėkmingus rezultatus. Tai čia iš tikrųjų mano visą laiką yra tas pagrindinis siekis, kad studentai ne tik tą tokią bendrinę informaciją gautų, bet tikrai gautų tą medžiagą, kuri jiems būtų naudinga praktikoje ir jie galėtų taikyti net nesikreipdami į skaitmeninės rinkodaros agentūras. Taigi dabar pirmiausia, kodėl paleista reklama nėra efektyvi skaitmeninė rinkodara. Tai čia yra, kaip ir sakiau, vienas pagrindinių aspektų, apie kurį norėčiau kalbėti šitame webinare. Labai daug verslų tiesiog, kaip pagal standartą nustato kažkokią tam tikrą pinigų sumą, kurią kiekvieną mėnesį skirs rinkodarai, tai yra kažkokiam rinkodaros priemonė, ar Google Ads tai būtų, ar meta reklama, ar SEO, bet jie tiesiog galvoja, kad tai yra standartas, kad tai daro kiekviena įmonė ir mes skirsime tą biudžetą, galbūt atiduosime jį skaitmeninės rinkodaros agentūrai, galbūt kažkokiam vidiniam darbuotojui pas mus dirbančiam, bet neseka jokių rezultatų, neturi jokių aiškių tikslų užsibrėžę, tai tos pagrindinės bėdos pradėjus jau gyvendinti tas skaitmeninės rinkodaros kampanijas, yra išskirtos, kaip matote, čia nėra aiškaus potencialių klientų ar pardavimų, pavyzdžiui, augimo pradžioje, nėra svetainės lankytojų pakankamo srauto, aktyvumas socialiniuose tinkluose būna labai prastas, jie patiria didelės reklamos išlaidas, bet investicinės grąžos praktiškai negauna. Gali būti ir pats prekės ženklas atgyvenęs ir jau nebetitinkantis šiuolaikinių standartų ir tendencijų. Galų gale net jeigu verslas supranta ir suvokia prasme ir naudą prekės ženklo pozicionavime ir jo vystyme, reklamavime, bet tas visas procesas būna labai nenuoseklus ir nesistemingas ir tai gali labai neigiamai paveikti reklaminės kampanijas. Tais atvejais, kai reklama būna paleista, bet mes susidurėm su tą situaciją, kai jinai neveikia, tai jums pateikiau labai elementarų, bet kartu labai konkretų pavyzdį. Pavyzdžiui, įsivaizduojame, kad mes skiriame per mėnesį 1000 eurų biudžetą, paspaudimų gauname 1300, mūsų vieno paspaudimo kaina bus 40 centų, parodymų netgi 120 000, paspaudimo rodiklis irgi pakankamai neblogas ir iš pirmo žvilgsnio ta reklaminė kampanija yra nebloga, mes gaunam daug paspaudimų ir dažnai nemaža dalis verslų ir vadovaujasi šitą logiką, kad matydami tokius rezultatus,
jie galvoja, kad reklaminė kampanija veikia. Bet neatsižvelgia į tai, kad, pavyzdžiui, konversijos tokiu atveju gali būti labai mažos, tas konversijos rodiklis mažas. Ir vienos konversijos kaina tuo pačiu gali būti labai didelė. Ir lygiai grečiai vidutinė užsakymo vertė, ta vidutinė krepšelio vertė gali būti mažesnė nei vieno atvesto kliento kaina. Ir tada ta investicinė grąža, kurią mes matome, tampa minusinė. Ir mes išleidome 1 000 eurų, o mūsų pajamos 750 eurų. Galima, aišku, įrašyti į bet kokį skaičių į šitą pavyzdį. Ir tada suprasime, kad mes tiesiog paleidome reklamą, bet iš tikrųjų realios tos pridėtinės vertės ir investicinės gražos mes negavome. Ir čia yra labai dažna situacija. Ir jeigu mes tai kartojame ne vieną mėnesį ir tokiu pačiu principu vadovaujamės ne vieną mėnesį, tai tikrai praeis 3, 4, 5 ar 6 mėnesiai ir mes imsime galvoti, na, kad iš tikrųjų tai yra reklama yra tik nuostolis ir mes iš jos naudos negausime. Bet viskas iš tikrųjų slypi skaičiuose ir reklama veikia, jeigu mes atsižvelgiam į tinkamus rodiklius, stebim juos, analizuojam duomenys ir kartu žinom savo tos pagrindinius Key Performance Indicators, vadinamus KPI, tos pagrindinius tikslus, į ką mes orientuojamės. Ir čia jau kitas pavyzdys, kurį matote, kai reklama veikia. Mes iš šitų skaičių matome, kad paspaudimų yra kur kas mažiau, brangesnis, netgi paspaudimas yra negu ankstesnėme tame blogos reklamos pavyzdyje. Tačiau reikėtų šitos duomenys vertinti šiek tiek žvelgiant giliau ir mes galime matyti, kad iš tokių duomenų galime matyti, pavyzdžiui, kad konversijos mūsų yra daug didesnis ir konversijos rodiklis yra daug aukštesnis. Ką kalbėt, pavyzdžiui, konversijos kaina gali būti N kartų mažesnė negu ankstesnėme pavyzdyje. Ir jeigu mūsų vidutinė krepšelio vertė yra, kaip matom, pavyzdžiui, 60 eurų, bet mūsų tas vienas atvestas klientas kainavo vos šiek tiek daugiau negu 10 eurų, tai mes jau uždirbame ir mūsų ta investicinė grąža jau yra pliusinė. Tai iš tikrųjų reikėtų atsižvelgti į visus šituos rezultatus. Jokių būdų negalima vertinti vien tik tai pagal paspaudimo rodiklį ir kas yra labai dažnas variantas. Jeigu mes matom didelį paspaudimo rodiklį ir daug parodymų reklamos, tai dažnai mes susikuriam tokią iliuziją, kad tie investuoti pinigai veikia ir kad mes gausim iš tikrųjų tą grąžą, bet neatsižvelgiam į konversiją, kas iš esmės yra vienas pagrindinių rodiklių ir tik tokiu būdu mes galime uždirbti, jeigu tas konversijos rodiklis yra aukštas. Dabar, pavyzdžiui, dar vieną pateikiau jums nesėkmingos irgi B2B reklamos pavyzdį. Biudžetas 1500, iš jo net gauname net 300 lydsų. Lydsus mes vadiname tiesiog surinktais kontaktais. Tai čia vėlgi gali būti vertinama kaip mūsų konversija. Konversija tai gali būti įvairūs dalykai, įvairiai galim vertinti. Tai gali būti kontaktų surinkimas klientų, jeigu tai nėra tiesioginis pardaviminis verslas ar elektroninė parduotuvė ar paslauga, kurią galime iš karto suteikti, kai klientas užsisako tiesiogiai per tinklalapį. Tai lydsai tokiu atveju būtų tada, kada mums reikia surinkti kontaktus, tada mes jau su juos klientu susisiekим, bet jau vis tiek vertinsim kaip konversiją, gaudami to kliento kontaktus ir paskui jau su juo kontaktuodami ir tęsdami tos tolimesnius etapus. Kai jau apdorojame klientą ir tada jau galbūt prieiname prie užsakymų. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, vieno to kliento kontakto kaina būtų 5 eurai ir vėlgi šitoje situacijoje atrodytų, kad viskas yra kaip ir gerai, bet tarkim iš tų 300, kas yra pakankamai didelis skaičius, mes gauname, tarkim, tik 5 tikrus apčiuopiamus klientus. Ir tokiu atveju mes galime apskaičiuoti tą pardavimo konversiją, kuri bus labai nedidelė ir iš tų 1500 eurų, kurias investavome, galima apskaičiuoti, kad vieno kliento kaina mums bus 300 eurų. O pavyzdžiui, jeigu čia, aišku, hipotetinė situacija, bet jinai kartu yra ir reali. Tokių atvejų yra labai daug. Įvairiose rinkose ir B2B sektorėje tai yra dažnas atvejis. Ir, pavyzdžiui, jeigu mūsų vidutinė sandorio vertė, vidutinė krepšelio ta vertė bus mažesnė negu vieno kliento kaina, tai akivaizdu, kad mes tokioje situacijoje susidursime su dideliu nuostoliu ir vėlgi ilgainiui galim galvoti, kad reklama neveikia. Bet iš tikrųjų, kaip jau supratote, reklama veikia, tik viskas yra paremta skaičiais ir duomenų analizė.
Ir čia matote lygiai taip pat sėkmingą pavyzdį, kuris irgi yra su tuo pačiu biudžetu. E, mes gavome daug mažiau kontaktų klientų, su kuriais galėtume susisiekti. Ta vieno kontakto, vieno lyco kaina yra irgi daug didesnė negu ankstesnėme pavyzdyje ir galvotume, kad lygindami tas situacijas, kad šita yra daug prastesnė. Bet, pavyzdžiui, mes gauname 20 klientų ir pardavinimo konversija vėlgi didesnė yra. Ir atitinkamai, kai skaičiuojame tą vidutinę sandorio vertę ir vieno kliento kainą, mes tą galim suprasti, kad iš tikrųjų iš tos reklamos mes uždirbame. Ir tai jau tampa nebe išlaidomis mūsų ir nebe nuostoliu, o jau sėkminga rinkodaros kampanija. Dabar svarbus klausimas, kodėl verslas apsigauna ir kodėl patenka į tuos tokius spastus. Ir dažnai galima iš klientų irgi matyti, jeigu jie administruoja savo reklaminės kampanijas patys, kad sako, kad turime, pavyzdžiui, kad ir 5 000, 10 000 paspaudimų ir kampanija yra sėkminga arba parodymai sėkmingai ir proporcingai auga ir viskas sekasi, paspaudimo rodiklis irgi yra aukštas, tai reiškia reklama veikia. Bet vien iš šitų duomenų mes tikrai negalime nieko spręsti. Mums kaip verslui reikia suprasti, kiek yra vertas mūsų atvestas klientas, tas vadinamas CPA, cost per action, kiek mums kainuoja, kad tas vartotojas atliktų konkretų mūsų norimą veiksmą. Mums labai svarbu sekti konversijos rodiklius, žiūrėti, kiek konvertuojasi tų vartotojų atkeliausių. Mums visiškai nesvarbu, jeigu mes esam, pavyzdžiui, pardaviminis verslas ar paslaugų verslas, mums tikrai nėra svarbu tas didžiulis lankomumas. Aš nesakau, kad jis visiškai nesvarbus, bet jisai lygiagrečiai, aišku, eina ir su kitais rodikliais. Ir iš to didesnio srauto be abejo, kad gali dalis vartotojų konvertuotis ir tapti mūsų klientais. Bet mums nepakanka vien tik srauto. Mums reikia, kad tas srautas konvertuotųsi į konkrečius pirkėjus, į mūsų klientus. Kartu dar vienas labai svarbus rodiklis - kliento gyvavimo trukmės vertė. Client lifetime value, apie kurį apskritai yra labai retai kalbama ir net ir skaitmenės rinkodaros srityje šitą terminą irgi mes galim pastaruoju metu išgirsti labai retai, bet jisai yra irgi ypatingai svarbus. Šiuo atveju mes vertiname tai, kad turėtume vertinti tai, kad ne tik tą vieną vartotoją, kuris atkeliavo ir nusipirko vieną kartą. Mes turėtume vertinti, kiek kartų jis, pavyzdžiui, nusipirko per 12 mėnesių. Galbūt atkeliaus žmogus įsigys prekių už 50 eurų vieną mėnesį, bet galbūt jos bus labai einamos prekės, jos bus populiarios prekės ir dažno naudojimo. Ir tas klientas atkeliaus pas mus jau ir antrą, ir trečią mėnesį, ir galbūt kiekvieną mėnesį pirks tą prekę. Ir ta viena kampanija, kurią mes įgyvendinam, pavyzdžiui, vieną mėnesį ir atvedėm tą vieną klientą, jinai gali duoti rezultatus visus ateinančius ir 12 mėnesių, ir netgi ilgiau. Tai šitą rodiklį mes taip pat turėtume vertinti. Žinoma, return on investment, investicinę grąžą pačią visos reklamos turėtume vertinti, kad jau į šį rodiklį, aišku, eina absoliučiai visi rinkodaros sprendimai, kuriuos mes pasitelkėme. Čia reikėtų šiek tiek atskirti nuo kito termino, kuris yra ROAS, kai mes matuojame investicinę grąžą už vieną išleistą eurą. Bet čia apie visus šitos dalykus jau tada galėsime su jumis kalbėti, kada prisijungsite į kursus ir jau gilinsimės labiau. Bet kartu dar vienas iš rodiklių yra pardavimo augimas. Mes irgi turim labai atidžiai stebėti, kaip kintant mėnesiams ir kaip kintant mūsų reklaminėms kampanijoms ir biudžetui kartu auga ir mūsų pardavimai arba priešingai, jie mažėja. Tai jei mažėja, mes irgi turim stengtis prisitaikyti prie tos situacijos, ieškoti bėdų, problemų, kur yra galbūt netgi mūsų reklaminės kampanijos atrodo gerai ir veikia vieną kitą mėnesį puikiai, bet žiūrim trečią, ketvirtą mėnesį jau rezultatai tie yra gerokai prastesni. Tai priežasčių irgi gali būti daugybė, gali būti konkurentų veiksmai, gali būti mūsų kainodaroje problemos, galbūt konkurentai sumažino kainas, mes palikome tokias pačias.
Na, tų situacijų gali būti labai daug ir skirtingų, galų gale gali būti, kad vartotojai tiesiog priprato prie mūsų tų pačių sėkmingų reklaminių kampanijų ir jas mato, bet ant jų jau nebespaudžia, dėl to mes turim nuolatos vėlgi tobulinti tas reklamas. Tai verslas iš tikrųjų investuodamas į reklamą turėtų sekti labai daug skirtingų rodiklių ir vien tik tai į lankomumą, į tos paspaudimus žvelgti tikrai nereikėtų. Taigi, dabar jau supratote turbūt, kad daug paspaudimų tai tikrai nereiškia, kad gausite didelį pelną ir kartu tai tikrai nereiškia, jeigu jūs matote, kad vieno paspaudimo kaina yra žema, kad tai jau jūsų skimės rinkodaros kampanija veikia. Žinoma, tikrai negalima suabsoliutinti ir sakyti, kad žema paspaudimo kaina yra nesėkminga reklaminė kampanija. Ne, jokių būdų, vis tiek mes kursų metu tikrai kalbame apie visas skaitmeninės rinkodaros priemonės ir lygiai taip pat galime kalbėti apie Google Ads reklamą, kur atrasdami ilguosius raktažodžius, kurie sulaukia daug mažiau užklausų per mėnesį, bet jie yra žymiai konkretesni, tikslingesni ir daug geriau besikonvertuojantis. Ir dažnai verslai tokius raktažodžius mažiau investuoja, nes tiesiog vadovaujasi netinkama logika, galvodami, kad jeigu tas raktažodis atveda mažą srautą vartotojų, tai jiems nėra prasmės juos investuoti, geriau jau rinktis tuos, kurie atveda 1000, 2000 ir panašius skaičius per mėnesį užklausų ir tada jau tuos visus mažesnius ir mažiau populiarius nustumia į šalį ir natūraliai neinvestuodami į juos, jie mums sukuria labai palankę aplinką, naudojantis Google Ads reklama, mokėti vos kelis centus už tą paspaudimą, jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie PPC Google Ads reklamą būtent. Tai tokiais atvejais žinoma, tai veikia, tai yra veiksminga, bet jeigu taip žiūrėtume apskritai, imtume daug skirtingų rinkodaros priemonių, tai tikrai nereikėtų galvoti, kad reklaminė kampanija sėkminga vien dėl pigaus paspaudimo. Ir kaip ir sakiau jums, investicinė grąža, ROI ir konversijos yra vieni pagrindinių rodiklių, kurie mums parodo, ar mūsų skaitmeninės rinkodaros kampanija veikia. Ir tikrai, mes galim vertinti skaitmeninės rinkodaros kampaniją kaip sėkmingą tik tuo atveju, jeigu jinai mums generuos pelną. Mes galim gauti didelį srautą, bet pelnas gali būti labai minimalus arba jo beveik nebūti. Ir iš tikrųjų yra labai daug atvejų ir iš savo praktikos turiu ir kartu iš skaitmeninės rinkodaros paskaitų studentų, kurie turi verslus. Jie irgi lygiai tą patį ne vieną kartą yra sakę, kad yra kreipęsi į skaitmeninės rinkodaros agentūrą, skyrė pakankamai didelį biudžetą, ne vieną mėnesį investavę, bet sulaukė didžiulio srauto ir galvoja visą tą laiką, kad reklaminės kampanijos yra sėkmingos, bet konversijos buvo visiškai nulinės. Ir niekas jiems nepasakė, kur yra bėdos, tiesiog jie tęsdavo, investuodavo toliau, kol galiausiai suprato, kad ne, reklama neveikia. Nors iš tikrųjų veikia ir galiausiai atėjo į VCC kursus ir suprato, kur slypėjo visos bėdos ir kad visgi yra daug daugiau kintamųjų ir daug daugiau veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti, kad mes galėtume pasiekti rezultatą ir paversti tą reklaminę kampaniją efektyvę. Ir kalbant apie patį reklamos biudžetą, tai iš tikrųjų egzistuoja labai daug mitų ir jie iš tikrųjų yra labai gajus ir labai daug metų egzistuoja tie patys mitai. Vienas tai pagrindinių mitų iš tikrųjų yra tai, kad dažnai sakoma, kad pakanka 50 eurų biudžeto dienai. Aišku, galima į šitą skaičių koreguoti kaip jūs norite, galite rašyti ir 40-30 eurų, kiti sako, kad užtenka ir 20 eurų biudžeto dienai ir dažnai argumentuojama tuo, kad nenorima rizikuoti investuojant daugiau, kad dabar mes tik tai pradedam ir išbandom reklaminę kampaniją ir to tikrai pradžiai užteks, ar to pakaks pasižiūrėjimui, ar ta reklaminė kampanija veikia.
Bet iš tikrųjų tokie biudžetai yra pernelyg maži ir viskas yra paslėpta matematikoje, skaičiuose. Ir įsivaizduokime, kad pavyzdžiui vidutinė paspaudimo kaina ant mūsų reklamos yra 1 euras, o konversijų, tarkim, rodiklis yra 2 procentai. Tai įsivaizduokime dabar su 50 eurų per dieną biudžetu mes gaunam 50 paspaudimo ir 1 konversija per dieną. Tai per savaitę mes gausime tik 7 konversijas, kas iš tikrųjų yra ypatingai mažai ir mes iš tokių duomenų neturime galimybės padaryti išvadų ir statistiškai tai yra pernelyg trumpas kartu ir pernelyg trumpas laikas ir pernelyg mažas biudžetas, kad mes galėtume surinkti pakankamai duomenų savo reklaminės kampanijos optimizacijai ir suprasti, kaip viskas iš tikrųjų veikia ir į ką mums reikėtų orientuotis. Taip pat kitas mitas yra mažas biudžetas ir mažos problemos. Tikrai labai daug verslų irgi tuo vadovaujasi ir kartu įsivaizduoja, kad na, jeigu jie skirs didesnį biudžetą, tai tokiu atveju jie rizikuoja daug labiau ir rizikuoja prarasti. Bet jeigu mes skirsime mažą biudžetą, mes turėsime labai nedaug duomenų ir algoritmai, kurie veikia ir be jų apskritai nebūtų mūsų reklaminių kampanijų ir nebūtų mūsų reklamų rodymų, jie neturės galimybės tinkamai optimizuoti mūsų kampanijų. Tai reikia suprasti ir šitą, kad ne tik mes patys, kaip, pavyzdžiui, rinkodaros specialistai ar verslo savininkai, kurie administruojam reklamą, optimizuojame reklaminės kampanijas, bet kartu ir patys algoritmai. Tai kai mes paleidžiame reklamą ir įgyvendiname reklaminę kampaniją, algoritmui dar reikia susivokti, surinkti pakankamai duomenų ir išeiti iš tos mokymosi fazės pirminės, kad jisai galėtų tas reklamas rodyti efektyviai, žinotų, kur jas rodyti, kad atrastų iš tikrųjų tuos tinkamus žmonės. Aišku, mes juos segmentuojame, suformuojame tą pirminę auditoriją tikslingą, bet algoritmui vis tiek reikia atrasti dar tuos vartotojus ir suprasti, kuriuo laiku geriausia būtų rodyti tas reklaminės kampanijas. Tai vat iš mažo biudžeto tai padaryti gali būti labai sudėtinga ir tada su mažu biudžetu mes turime dirbti daug ilgesnį laiką. Ir kartu, jeigu tas biudžetas bus mažas, mes turėsime mažiau galimybių ir jeigu vieną klaidą padarysime, mūsų apskritai visa kampanija gali susidurti su labai didelėm bėdom ir mes nepasieksime jokio rezultato. Ir čia lygiai taip pat pateikiau Jums tokį elementarų pavyzdį, bet iš jo labai lengvai galima suprasti. Jeigu, pavyzdžiui, mūsų konversijų tas rodiklis yra 3 procentai, kad surinktume 50 konversijų, mums reikės atitinkamai, kaip matote, kiek paspaudimų ir iš tikrųjų su 50 eurų biudžetu mums tai užtruks praktiškai mėnesį laiko. Jei padidinsime jį kokiais 3 kartais, tai apytiksliai savaitės. Tai kuo didesnis mūsų bus biudžetas pradžiai, tuo mes daugiau ir greičiau duomenų surinksime ir galėsime efektyviau tada tęsti tolimesnės savo reklaminės kampanijas. Tai tikrai jokių būdų nereikėtų vadovautis tuo klaidingu požiūriu, kad mažas biudžetas mums sukelia mažesnę riziką ir kad tai yra pakankamai efektyvu pradžiai. Taip pat dar vienas mitas irgi labai populiarus, jeigu skelbimas mums netneša jokių pajamų, tai reiškia reklama mūsų neveikia. Tai iš tikrųjų yra dažna problema, bet reikia atminti labai svarbų dalyką, kad kiekviena reklaminė kampanija susideda ne iš vieno etapo ir pirmiausia mes turime testuoti, antrajame etape turime surinkti statistinius gautus duomenys iš reklaminės kampanijos, paskui gavus tos duomenys optimizuoti savo reklaminės kampanijas ir galiausiai sėkmingas atrinktas reklaminės kampanijas optimizuoti taip ir plėsti, kad gautume dar geresnius rezultatus. Jeigu mes reklaminę kampaniją paleisime ir išjungsime po 2, 3, 4 dienų, tai mūsų testavimas nebevyks ir mes kartu, aišku, negavę jokių tinkamų duomenų, sakysime, kad ta reklaminė kampanija neveikia. Bet kaip ir sakiau, algoritmui neužtenka tiek tokio trumpo laiko, kad galėtų jis optimizuoti tinkamai ir pradėti rodyti optimaliai tas reklamas. Todėl mes turim vis tiek būti kantrus, išlaukti, kiekvieną tą reklaminį skirinį rodyti bent 7 dienas, kad surinktume pakankamai duomenų, jei neišeina, bent minimaliai 5 dienas rodyti. Ir kartu svarbus yra veiksnys, kad kur irgi dažnai yra daroma klaida,
mes sukūrėme sėkmingą reklaminę kampaniją, jinai puikiai veikia, bet neilgai trukus mes nusprendėm, kad daugiau nebereikia mums sukti galvos dėl jos, jinai yra sėkminga ir mes ją laikome daugybę mėnesių, bet žmonės prie tokių reklaminių kampanijų pripranta, jie jas mato ir nebespaudžiant jų, o lygiai grečiai tada algoritmas jų ima neberodyti taip dažnai, kaip anksčiau rodė ir mūsų rezultatai vėl nukenčia. Taip kad yra labai daug skirtingų etapų, kurie padeda mums reklaminės kampanijas efektyviau optimizuoti. Dabar svarbus klausimas, koks tas turėtų būti minimalus startinis biudžetas, kurį mes turėtume skirti pirmiausia. Tai įsivaizduokime, kad mūsų tikslas per 2-3 savaitės vidutiniškai surinkti kokius 30-50 konversijų. Ir kaip matote, pavyzdyje pateiktame tikėtinas tas konversijų rodiklis bus 2-4 procentai, kas yra neblogai, paspaudimo kaina nuo 70 centų iki 1,5 euro. Tai tokiu atveju mūsų minimalus biudžetas pradžiai per mėnesį turėtų būti nuo 1000 iki 2000 eurų ir čia mažai arba vidutiniai rinkai. Jeigu jau ta rinka yra didelė konkurencinga, tai mums reikės daug didesnio biudžeto. Ir tikrai nereikėtų įsivaizduoti, kad skaitmeninės rinkodaros platformos iš mūsų nori kuo daugiau gauti pinigų. Aišku, dalinai nori, bet šiuo atveju tokio biudžeto reikia tam, kad mes gautume pakankamai statistinių duomenų ir galėtume suprasti iš tikrųjų, kokia yra mūsų ta tikslinė auditorija, kaip jinai veikia, kokie reklaminiai skelbimai geriausiai veikia ir į ką reikėtų labiausiai orientuotis. Ir mes vėlgi galim didinti ir reklaminių skelbimų pagalbą, ir įsitraukimą, ir prekės ženklo žinomumą, ir pardavimus, ir lytsus rinkti. Daugybė skirtingų formų reklamos gali būti ir mes su tokiu biudžetu galim testuoti skirtingas reklamas ir suprasti, kokios geriausiai veikia, kokios geriausiai antraštės veikia, kokie vizualai geriausiai veikia, kaip mūsų auditorija tai reaguoja, galų gale, kur yra mūsų auditorija, kur jinai daugiausiai renkasi. Ir mes vertindami taip subjektyvę nuomonę pradžioje galim įsivaizduoti, kad tarkim mūsų auditorija yra Facebook'e ir investuoti tik tai į vieną platformą, bet iš tikrųjų galbūt didžioji dalis jos yra Instagrame, kas irgi yra labai dažnas atvejis, kai žmonės ar verslų savininkai ir dažnai netgi ir kursų dalyviai pradžioje pradeda galvoti, kad ne, mano platforma bus, pavyzdžiui, Instagramas, bet iš tikrųjų bėgant kursams mes išsiaiškiname, kad dalis, net ir nemaža dalis vartotojų yra YouTube arba Facebook'e arba Google paiešką labai didelė dalis naudojasi ir tada jau visiškai kitas požiūris formuojasi ir kartu formuojasi visiškai kita nauja strategija. Tai vat, kai sakau, kartais nereikėtų taip subjektyviai vertinti ir geriausia vertinti remiantis duomenimis, o tos duomenys gauname investuodami į reklamą ir kuo tas biudžetas bus mūsų didesnis pradžiai, tuo daugiau duomenų gausime. Tai iš esmės tai yra kaip ir testavimo įrankis ir mes galim ištestuoti labai skirtingas auditorijas. Ir jeigu mes ypatingai naudosimės, pavyzdžiui, meta reklama, tai turėsime galimybę labai plačiai segmentuoti savo auditoriją ir nusitaikyti į skirtingas auditorijas. Galbūt viena išsisems bėgant laikui, galėsime formuoti kitas skelbimų versijų irgi į testavimą, galėsime atlikti kiek tik norim ir kokiom tik norim reklamoms. Kartu galėsim testuoti ir skirtingus savo pasiūlymus, kaip jau minėjau, bet to labai svarbu ir nukreipiamieji puslapiai, tie vadinami landing page'ai, mes galim sukurti labai puikią reklamą, jinai vizualiai bus labai estetiška, patraukli, graži, viskas ir headline'ai, pavadinimai ir antraštės ir pats vizualas bus labai strategiškas ir paveikus, bet mūsų nukreipimo puslapis bus labai prastas ir mes matysim labai daug parodymų, labai daug paspaudimų, bet konversijos beveik jokios nebus. Ir jeigu jūs turėsite tik tą minimalų biudžetą dienos, tai žinoma, ką jūs jo galėsite padaryti, tik tai ištestuoti kokią vieną auditoriją, vieną reklaminį skelbimą, išsikelti kažkokią vieną hipotezę ir tada ją testuoti. Tai nebus efektyvi skaitmeninė rinkodara, nebus skaitmeninės rinkodaros kampanija sėkminga. Čia bus toksai visiškas spėliojimas ir jeigu tai truks ilgesnį laiką, tai gali privesti prie to, kad tiesiog nuspręsite nebeinvestuoti į reklamą ir vertinsite tiesiog kaip išlaidas.
Dabar klausimas turbūt jums kyla irgi, kaip paskirstyti tą biudžetą pirmoms kampanijoms. Tai įsivaizduojame, kad, pavyzdžiui, turėtume mėnesiui 1,5 tūkstančio eurų ir, žinoma, jeigu mes esame naujas verslas, tai suprantama, kad mes nemenką dalį savo lėšų skirsime prekės ženklo žinomumo didinimui. Bet kartu vis tiek didesnė dalis to biudžeto bus skiriama konversijoms, tai yra pardavimų skatinimui. Tai šiame pavyzdėje galit matyti tokį preliminarų planą, kaip jūs galėtumėte paskirstyti savo, pavyzdžiui, ar tai būtų 1,000 eurų biudžetą, ar pusantro, nesvarbu, kokį biudžetą jūs beturėsite. Tai jau galėsite ištestuoti, pavyzdžiui, 60% skirdami to biudžeto. 2-3 auditorijas tikrai laisvai galėsite, skirtingas skelbimų versijas galėsite testuoti. Jeigu 20% skirsite remarketingui, tai tada galėsite vėl bandyti pritraukti jau tos lankytojus, kurie lankėsi pas jūs, bet neatliko jokio veiksmo. Kartu galėsite pritraukti tos pačius vartotojus, kurie lankėsi jūsų svetainėje, įsidėjo prekes į krepšelį, bet galiausiai paliko. Tuo tarpu kitus likusius 20%. Bet čia vėlgi nėra toksai griežtas rodiklis, jūs tikrai galite remarketingui 30% skirti arba pagrindiniams kampanijos 70%, remarketingui 20% ir 10% tik tai eksperimentavimui ir testavimui, kas irgi yra svarbus dalykas. Eksperimentavimui jūs visada turėsite skirti, kad ir kiek mėnesių praeis, kad ir kokios jūsų reklaminės kampanijos bus efektyvios, eksperimentams vis tiek skirkite, vidutiniškai 10% savo viso biudžeto, nes tokiu atveju turėsite galimybę ištestuoti ir naujas auditorijas, įvairius naujus pasiūlymus. Jeigu jūs niekada nežinote, kas veiks ir kas neveiks. Žinoma, jūs galite remtis savo konkurentų veiksmais, bet kol jūs patys to neišbandysite, neištestuosite, nežinosite. Be to, kūryba rinkodaros srityje yra irgi vienas svarbiausių veiksnių. Ypatingai, kai mes kalbame apie meta reklamą, Instagramą, Facebooką ir visus vizualinius elementus, kai mes kalbame apie Google Display Networką, tai kūrybiniai sprendimai vaidina labai svarbu vaidmenį ir nereikėtų įsivaizduoti, kad jeigu mes skirsime mažesnį biudžetą, tai mes susidursime su mažesnė rizika. Mes tiesiog pirmyn judėsime daug lėčiau ir tuos rezultatus matysime daug vėliau ir galų gale vyraus toks visiškas neapibrieštumas ir mes nežinosime iš tikrųjų, kokioms reklaminėms kampanijoms mes turėtume skirti daugiau dėmesio ar kurios yra sėkmingos. Dabar, kalbant apie tas pačias didžiausias klaidas, kurios suvalgo dažniausiai mūsų biudžetą, aišku, jų yra nemažai, čia tikrai nėra jos visos. Mes galėtume kalbėti valandas apie tai, kur mūsų pinigai dingsta, bet dažnu atveju nėra apskritai jokios rinkodaros strategijos. Dėl to šiuose skaitmeninės rinkodaros kursuose mes irgi didelį dėmesį skiriam rinkodaros strategijos kūrimui ir apskritai duomenų analizavimui ir tikslų pagrindinių nustatymui. Ir nesvarbu, ar tai būtų Google Ads, ar meta reklama, ar SEO, mes tikrai orientuojamės į tai, kad jūs iš tikrųjų išmoktumėte praktiškai kurti savo rinkodaros strategiją ir nustatę konkrečius tikslus jau imtumėtės atitinkamų tolimesnių priemonių. Taip pat labai dažna problema yra netinkama auditorija, netinkamai segmentuota auditorija, arba jinai dažnai būna per plati labai, kai orientuojamas tik tai į amžių, lytį ir, tarkim, regioną, kur vartotojas gyvena. Arba ir įsivaizduojama, kad mūsų auditorija visur, jeigu tai Lietuva, visoje Lietuvoje, tai jeigu jau taip galvojate, tai iš karto žinokite, kad klystate. Nesvarbu, koks bebūtų mūsų produktas ar paslauga, tai tikrai mes negalime sakyti savo, kad mūsų klientai yra absoliučiai visur. Mes turim segmentuoti auditoriją, tik tada galėsime jau judėti prie sėkmingos rinkodaros strategijos. Žinoma, mes galim taikyti labai pasenusias, atgyvenusias taktikas, kas irgi labai prisideda prie neigiamų rezultatų. Čia ypatingai kalbant ir apie SEO strategiją. SEO šitose kursuose irgi mes skiriame didžiulį dėmesį, nes tikrai matome, kad kursų dalyviams SEO sritis yra irgi viena tokia sudėtingiausių sričių ir kyla daugiausiai klausimų ir, aišku, irgi vyroja labai daug mitų ir tos taktikos, kurios taikomos bėgant metams,
labai pasikeitė, bet kartu didelė dalis vartotojų taiko tas pačias senas praktikas, kas jau nebeveikia ir nepasiekia normalių rezultatų. Taip pat, aišku, nenuseklumas reklaminėse kampanijose ir visoje strategijoje irgi yra visiškas peilis rinkodaros strategijai, nes jeigu mes daugiau investuojame vieną savaitę, o po 2 savaitės nieko nedarome, paskui galbūt vėl keletą dienų investuojame, mes negalim matyti jokių aiškių tikslių duomenų, iš kurių galėtume spręsti apie reklaminės kampanijos sėkmę, galų gale apie apčiuopiamą kažkokį pelną irgi net nebūtų jokios kalbos. Ir galiausiai vienas iš tokių dažnesnių klaidų yra netinkamų partnerių pasirinkimas. Mes dabar turime labai daug laisvės rinktis ir mūsų rinkoje Lietuvos yra labai daug skaitmeninės rinkodaros agentūrų, vienos specializuojasi tik tai meta reklamoje, kitos specializuojasi Google Ads arba SEO išskirtinai, kitos turinio rinkodaros srityje, bet yra ir kartu dar reikėtų kalbėti ir apie freelancerius, kurių yra šimtai. Tai mes turim, jeigu mes jau nusprendžiam, kad neatlikinėsim savo rinkodaros, negyvendinsime savo rinkodaros strategijos patys, tai tokiu atveju mes turime labai atsakingai pasirinkti ir rinkodaros partnerius, kurie su mumis visą laiką bendradarbiaus ir iš tikrųjų kartu su mumis sieks mūsų tų užsibrieštų tikslų. Dabar kai nėra aiškios strategijos ir tikslų, kaip ir minėjau, tai yra viena iš dažnų problemų. Tai čia pateikiau Jums visiškai realų pavyzdį, kai paleidžiama reklaminė kampanija, bet nėra aiškaus call to action, nėra aiškaus jokio skatinimo veikti. Taip pat nėra tokios sklandžios, aiškios kliento kelionės nuo iki. Ir kartu tai gali būti labai susiję ir su pačiu mūsų projektu. Galbūt jis gali būti netinkamai optimizuotas ir ta visa kelionė irgi prasta, dėl ko konversijos rodiklis bus žemas. Ir dar vienas veiksnys svarbus, kai vartotojai nežino, kiek gali kainuoti mūsų klientas ir nežino to cost per action rodiklio ir tada, aišku, labai sunku nustatyti ir mūsų tą strategiją ir užsibriežti konkrečius tikslus. Tai pavyzdžiui, jeigu mes išleidom porą tūkstančių eurų, 40 pardavimų, gavome vieno kliento kainą 50, bet mūsų vidinis krepšelis yra 30 eurų. Tai akivaizdu, matematika yra visiškai elementari, kad mes prarandame tokiu atveju. Tai vad labai svarbu, ar mes patys administruosim reklamą, ar kreipsimės į rinkodaros agentūras, žinokite būtinai savo vidutinę krepšelio vertę ir kiek kainuoja vienas jūsų atvestas klientas. Šitie rodikliai jums labai aiškiai gali parodyti, ar jums ta reklama atsipirks. Ir na vėlgi, tokiu atveju, jeigu matote, kad rodikliai yra ne jūsų naudai, jūs tada jau turite žiūrėti, ką galėtumėte koreguoti. Ar reikėtų biudžetą padidinti, ar kai paleidote tas reklaminės kampanijas iš tų konversijų, matote, kad jos žemos, tai tada jau ieškote problemų ir tada ieškote sprendimų toms problemus, kaip tas konversijas padidinti. Dabar apie netinkamą auditorijos segmentavimą. Jeigu įsivaizduokim, kad vieno paspaudimo kaina yra 1 euras, o konversija turėtų būti 5 procentai, bet dėl netinkamai segmentuotos auditorijos mes turime tik tai 1 procentą. Ir pateikiau Jums situaciją, pavyzdžiui, su poro tūkstančių eurų biudžetu. Tai netiksli auditorija 2000 paspaudimų ir gaunam 20 konversijų. Tiksli auditorija 2000 paspaudimų 100 konversijų. Tai skirtumas yra 80 pardavimų. Ir jeigu, tarkim, vieno pardavėjo kaina bus 40 eurų, mes jau tos blogos kampanijos atveju jau prarasime virš 3000 eurų. Tai yra dideli labai skaičiai. Ir jie yra visiškai realūs. Ir kai kalbėjau apie tai, kad 80 procentų kampanijų pralaimi ir 20 laimi, tai galite įsivaizduoti net ir preliminariai, kiek iš tikrųjų verslų praranda savo pinigus, savo kapitalą investuodami netikslingai ir darydami klaidas reklaminėse kampanijose. Taip pat pardavimo kelias, apie kurį kalbėjau, kuris yra neoptimizuotas. Skelbimas gali būti puikus, jisai tikrai gali būti paveikus, atvesti, patrauklus, CT rodiklis bus didelis, aukštas, auditorija segmentuota gerai, biudžetas irgi toks pat kaip ankstesnėme pavyzdyje,
bet nukreipimo mūsų puslapis, tas vadinamas landing pages, nesvarbu, kur jisai bus. Galbūt tai bus pagrindinis jūsų tinklalapio elektroninės parduotuvės puslapis, galbūt tai bus jūsų prekių kategorija, galbūt bus paslaugų vidinis puslapis, nesvarbu. Kur jūs nukreipsite, jisai vis tiek bus susijęs su jūsų to pagrindiniu skelbimu. Tai tinklalapis, pavyzdžiui, bus lėtas, ir kartu gali akimirksniu sumažėti konversija, gali būti neaiški navigacija. Dažnu atveju pasitaiko ir taip, kad mes matom, pavyzdžiui, kur nors metos reklamos atveju, na, tarkim, Facebook'e reklamą, kurioje reklamuoja, tarkim, drabužius, avalynę ar bet ką kitą, ir mes matome konkretų produktą, kurį jau norėtume įsigyti ir susidomėjom jo, paspaudžiame ant tos reklamos ir esam nukreipiami į apskritai bendrą kategoriją prekių arba net į pagrindinį puslapį. Ir mums patiems tada reikia imtis priemonių ir ieškoti tos prekės, kas greičiausiai tiesiog mums bus neįmanoma, arba mes tiesiog išjungsime tą tinklalapį ir viskas. Jokios konversijos nebebus, bet bus tik tai parodymas ir paspaudimas iš verslo pusės. Jie matys tai, bet nematys konversijos. Kartu gali būti ir neaiškus visiškai pasiūlymas, kai mes galim, pavyzdžiui, matyti labai daug turinio ir kartu jis bus netikslingas arba priešingai, gali matyti per mažai turinio ir nematyti, kas iš tikrųjų yra siūloma mums, ką mums reikėtų daryti. Ir gali būti, tarkim, mūsų ta pagrindinė žinutė iškomunikuota netinkamai ir gali jinai būti nesusijusi, pavyzdžiui, reklaminis skelbimas vienoks, nukreipimo puslapis yra visiškai kitoks. Todėl visi šitie dalykai labai tiesiogiai susijęs su visomis skaitmeninės rinkodaros priemonėmis. Nereikėtų taip galvoti, kad jeigu mes investuosime į meta reklamą ir kad tai bus mūsų pagrindinis kanalas, kad mums nereikės investuoti, pavyzdžiui, į SEO ir apskaitai į savo vidinę tinklalapio būklę, ar jo dizainą, ar user experience, vartotojo patirtį. Visi šitie dalykai yra tiesiogiai susiję. Mes galim kampanijas padaryti labai puikias, efektyves, veiksmingas, bet jeigu mūsų projektas bus atgyvenęs, netinkama struktūra, netinkamai optimizuotas, mūsų konversija gali būti labai maža. Tai va ir pavyzdėje matote, pavyzdžiui, jei konversija vietoj 6 procentų sumažės iki 2 procentų, kas yra labai daug, tai tada mes vietoje, tarkim, gaunam 40 pardavimų, o turėtume gauti 120. Tai čia, kaip diena ir naktis iš tikrųjų yra vien dėl, pavyzdžiui, netinkamo kelio vartotojo, kai jisai jau patenka, pavyzdžiui, pas mus į mūsų tinklalapį elektroninę parduotuvę. Dabar dar vienas svarbus dalykas, tas nenuseklus kampanijos valdymas, apie kurį jau buvau užsiminęs. Tai čia yra visiškai klasikinis pateiktas pavyzdys. Pavyzdžiui, mes paleidžiam reklamą, 3 dienas palaikome, keletą dienų išjungiame. Ir tai dažnai būna irgi dėl to, kad mes paleidome reklamą, pamatėm, kad visgi per tas nuo 1 iki 3 dienų nesulaukime norimo rezultato ir tada sustabdome. Bet paskui vėl kažkas šoja mums į galą, mes vėl jungiame tą reklamą, palaikėme kelias dienas. Arba irgi labai dažnas pavyzdys, kelias dienas laikome reklamą ir matom, kad rezultato tinkamo nėra, tai mes iš karto koreguojam skelbimą, segmentuojam kitaip auditoriją ir bandom iš karto koreguoti savo strategiją. Tai čia yra labai dažnos problemos ir jos yra visiškai realios ir vienos pagrindinių problemų. Dėl to, kad jeigu mes taip elgsimės, algoritmas niekada tiesiog neišeis iš tos, mano minėtos jau anksčiau, mokymosi fazės ir mes tiesiog nežinosime, koks yra tas mūsų tikras cost per action, kiek kainuoja mūsų tas vienas klientas. Ir mūsų kampanijos niekada nebus tinkamai optimizuotos. Tai mes iš tikrųjų turėtume visą laikytis to nuoseklumo ir būti kantrus. Ir jeigu paleidome kampaniją, palaikykime ją bent 7 dienas, pasižiūrėkime, kaip jinai veikia. Tiek jau laiko tikrai algoritmai turėtų pakakti, kad mes galėtume matyti aiškesnius duomenis. Ir bėgant dienoms mes matysime, kad vis didėja vis labiau mūsų pasiekiamumas reklaminės kampanijos ir kad mes gauname ir daugiau konversijų. Tai bet šito dalyko nepamirškite. Čia yra dažna problema ir vėlgi, sakau, šitose kursuose mes gilinamės į visus šitos dalykus ir galiausiai tikrai būna kursų dalyviams daug aiškiau ir paprasčiau formuoti reklaminės kampanijas. Dabar apie partnerių netinkamą pasirinkimą. Tai mes galim, kaip ir sakiau, rinktis tiek iš agentūrų skaitmeninės rinkodaros, jos gali vienos apimti visas rinkodaros priemonės, kitos specializuotis tik tam tikrose platformose, galite rinktis ir laisvai samdomų specialistų, bet
dalis jų gali žvelgti į jūsų kampanijas tiesiog apskritai į jūs kaip į eilinį klientą ir jie, pavyzdžiui, neoptimizuos jūsų reklaminį kampaniją remdamiesi duomenimis, jie, tarkim, atliks savo darbą, na, tarkim, sukurs reklaminės kampanijas, jas paleis, automatizuos ir visą mėnesį daugiau nieko nedarys, tik tai mėnesio pabaigoje jums pateiks ataskaitas. Tai reiškia, kad jie tų kampanijų neoptimizuos remdamiesi surinktais duomenimis. Labai dažnas atvejis, kai neanalizuoja klientų gyvenimo trukmės vertės, apie ką jau kalbėjau anksčiau, customer lifetime value yra vienas iš tų rodiklių, į kurį dažnai yra neatsižvelgiama, nors jisai gali parodyti irgi, kokia yra ta mūsų reklaminė kampanija, ar jinai yra efektyvi ar ne. Taip pat dažna problema yra, kad nėra klausima kliento, kokia yra apskaitai marža jų prekių, kokia yra vidutinė krepšelio vertė, į šitą rodiklį neatsižvelgiam ir tada kaip mes galime, mes na, žinome, koks yra mūsų cost per action, CPA rodiklis, bet pavyzdžiui, nežinome, kokia vidutinė krepšelio vertė ir apskaitai tada mes nebeturime galimybės jokios apskaičiuoti, kokia mūsų yra investicinė grąža. Kartu dažnas irgi atvejis, kai yra vertinama tik tai, kaip ir sakiau, paspaudimo rodiklis, kas yra irgi yra labai minimalus rodiklis. Aišku, jisai yra svarbus, jisai, na, jeigu žvelgiam į visumą. Bet jeigu žvelgsime tik į jį, tai mes tikrai nematysim reklaminės kampanijos efektyvumo. Bet taip, labai smagu ir sėkminga iš reklamos agentūrų ar laisvai samdomų specialistų pateikti tokias ataskaitas, kuriuose yra matomas paspaudimo rodiklis ar parodymų skaičius, kuris yra labai aukštas. Ir tarytum klientas, kuris nežino ar nenutuokia, galvoja, kad ta reklaminė kampanija buvo efektyvi, o jau kad pardavimų nebuvo, konversijos mažos, tai jau čia galbūt ne skaitmeninės rinkodaros specialistų bėda, bet iš tikrųjų čia bėda yra tų paslaugų teikėjų. Ir vėlgi, tikrai ne kiekvienas paslaugų teikėjas optimizuos konversijas arba jie galbūt jisai ir neteiks tų paslaugų CRO optimizavimo, bet jisai tokiu atveju galėtų ir turėtų klientą informuoti apie tai, kad reklaminė kampanija iš esmės yra efektyvi, bet jūsų, pavyzdžiui, elektroninėje parduotuvėje ar jūsų tinklalapyje yra rimtų bėdų, dėl ko konversija mažėja ir jūs negaunate pakankamai naujų klientų. Arba lydsų. Čia priklausys nuo to, kokie mūsų yra tie pagrindiniai KPI. Taigi, sėkmingos tos mūsų rinkodaros strategijos pagrindas, ko mes iš tikrųjų ir visada turėtume siekti, tai strateginiai SEO veiksmai, kurie turėtų būti ilgalaikiai ir tęstiniai, nes SEO sritis nėra PPC reklama. Jeigu mes optimizuojam savo projektą, tai turėtume numatyti gerokai daugiau negu 6 mėnesius ir 12 mėnesių neturėtų būti tas taškas, kur mes jau baigiam savo optimizaciją. SEO yra iš esmės nuolatinis procesas. Taip, mes galim pasiekti kokybiškai dirbdami ir po pusmečio, jeigu netokia konkurencinga rinka, galime pasiekti ir po 12 mėnesių, jeigu rinka konkurencinga, bet tas palaikymas pozicijų turėtų būti vis tiek tęstinis procesas, nors tose tolimesniuose etapuose mes galim investuoti iš finansinės pusės mažiau, bet pastangų vis tiek visada reikia skirti. Kartu SEO ir PPC reklama ir jos valdymas irgi yra labai svarbus veiksniai. Ir kai kalbam apie SEO, tai tikrai nereikėtų pamiršti ir Google Ads reklamos. Suprantama, kad mes investuojam į SEO tikėdamėsi ir vildamėsi, kad mums galiausiai reikės mažiau investuoti į Google Ads reklamą. Bet jeigu taip žvelgtume statistiškai, tai šitie du dalykai SEO, aukštos organinės pozicijos ir naudojamasis Google Ads reklama vienu metu gali atnešti daug geresnius rezultatus. Ir jeigu mes nesame aukštai, tarkim, pagal tam tikrus raktažodžius, kurie mums yra aktualūs organinėje paieškoje, tai mes visiškai laisvai galime tada skirti tuos raktažodžius, priskirti Google Ads reklamai ir irgi būti pirmosiose pozicijose. Žinoma, socialiniai tinklai vėlgi yra neatsiejami dabar nuo visų rinkodaros priemonių ir net jeigu, pavyzdžiui, kalbėsim apie SEO, kad socialiniai tinklai neturės tiesioginės įtakos mūsų pozicijoms, bet jie tikrai per aplinkui turės didžiulę naudą ir mes turėsime daug daugiau galimybių ir
galėsime tą strategiją daug lengviau koreguoti ir kartu ir žinomumą savo prekių ženklų didinti. Žinoma, turinio rinkodaros strategija yra neatsiejama nuo absoliučiai irgi visų skaitmeninės rinkodaros priemonių, bet turinio rinkodaros mes neturėtume nei vienos rinkodaros priemonės, nei SEO, nei visų PPC reklamos priemonių, absoliučiai nieko. Turinio rinkodara yra pats pagrindas, nes be turinio mes negalėsime kurti reklaminių kampanijų. Ir dar vienas labai svarbus dalykas - mūsų elektroninės parduotuvės ar prezentacijo projekto nuolatinis tobulinimas. Mes galim sukurti puikų tinklalapį, jisai bus šią akimirką pasižymės iš user experience pusės puikių dizaino, jisai bus lengvai prieinamas, greitas, bet bėgant laikui, bėgant metams jisai vis tiek atgyvens ir tendencijos keisis, dėl to mes vis tiek turime atsižvelgti ir į jo tą nuolatinį tobulinimą ir vystymą projekto. Dabar kalbant apie tai, kad kiekvienas rinkodaros veiksmas, kurį mes atliekame, turi būti labai tikslingas. Ir pirmiausia, mes atliekame tyrimus. Mes turime žinoti, nustatyti, kokia yra mūsų auditorija, koks yra jos elgesys. Mes turime išanalizuoti konkurentus. Tai reiškia, kad mes turime atlikti ir konkurentų analizę. Turim išanalizuoti ir savo tą tikslinę auditoriją. Tai turime atlikti ir raktažodžio analizę. Raktažodžio analizė vėlgi, atminkite, kad ji nėra skirta vien tik tai SEO ar Google Ads reklamai. Jis yra skirta visoms absoliučiai skaitmeninės rinkodaros priemonėms ir platformoms. Jinai labai gelbsti visur, ką mes bedarysime, kaip mes bereklamuosime savo verslą. Ir raktažodžiai yra labai svarbus. Taip, kad šitie trys dalykai - konkurentų analizė, raktažodžio analizė ir auditorijos nustatymas - yra pagrindas, nuo ko mes pradėsime. Tuomet, žinome, mes periname prie planavimo ir turime sukurti labai aiškę strategiją ir kartu nustatyti savo pagrindinius tikslus, ko mes sieksime. Nes reklaminė kampanija be konkretaus nustatyto tikslo tai yra absoliučiai niekas ir tada tiesiog yra būrimas iš tirščių. Tai galiausiai, kai jau turime savo strategiją, mes jau pradėjome tą tikslinį kampanijos įgyvendinimą ir kūrėme turinį. Turinį tai turiu galvoje, kad ne tik tekstinį turinį, bet ir vizualinį turinį, grafinį turinį. Tai gali būti tiek statiniai, tiek dinaminiai vizualai, tai gali būti vaizdo įrašai. Taip, kad jau pradedam tą jau praktinį įgyvendinimą. Kai mes jau vystome tą reklaminę kampaniją, kai jinai jau veikia, mes nuolatos stebime gautus rezultatus, naudojamės, aišku, analitiniais įrankiais, sekame rezultatus, tiek, nesvarbu, ar tai bus SEO, ir mes seksime pozicijas ir savo srautą į tinklalapį, ar tai bus PPC reklama, kai mes seksime nustatytų savo KPI, savo pagrindinius tikslus, galbūt tai bus lydsai, galbūt srautas, galbūt žinomumo didinimas, paminėjimų mūsų prekės ženklų didinimas, galbūt konkretus, ne galbūt, o konkretus pardavimai. Na ir galiausiai mes turime tas savo reklaminės kampanijas optimizuoti. Čia irgi yra visiškai tęstinis procesas ir jis yra nuolatinis. Net jeigu kampanija yra sėkminga, mes ją vis tiek turim tobulinti ir atlikti A/B testavimą, testuoti skirtingas reklamų versijas ir vis žiūrėti, kurios kampanijos geriau veikia. Jau nekalbu apie tai, kad mūsų konkurentai irgi visą laiką veikia ir reklamuojasi ir mes tikrai ant tų laurų negalim užmigti vien dėl to, kad mūsų vieną ar kitą mėnesį reklaminė kampanija buvo sėkminga. Tai mūsų tom teigiamom praktikom lygiai taip pat gali pasinaudoti ir mūsų konkurentai ir tada pranokti mus ir jeigu mes nieko nekeisime, tai tada tikrai liksime paskutinėse vietose ir jie mus pranoks. Dabar, kalbant apie tai, kad skaitmeninė rinkodara turėtų būti vertinama kaip investicija, o ne kaip išlaidos. Ir tai yra irgi dažna problema. Dauguma verslų galvoja, kad skirimas pinigų reklamai tai yra išlaidos ir priskiria jas prie išlaidų, bet iš tikrųjų tai yra investavimas ir mes turime žiūrėti kaip ir skaičiuoti investicinę grąžą. Jeigu, pavyzdžiui, mes vertiname kaip išlaidas reklamą, tai mes sakysim, išleidom ten, tarkim, 5000 eurų reklamai. Reikia ten sumažinti mūsų biudžetą reklamai, per brangi reklama ir panašiai. Bet jeigu mes vertinsim jau kaip investiciją, tai mes jau sakysim, investavome, tarkim, 10 000 eurų. Kokią grąžą mes gavome iš to? Kiek mūsų vienas klientas kainavo? Kokia buvo kliento gyvavimo trukmės vertė visa? Kokia investicinė grąža, koks ROI? Ir tokiu atveju jau mes žinome, kad iš to mes uždirbame. Tai jau tada nebėra išlaidos ir mes jokių būdų nebepriskiriame išlaidoms.
Ir dabar investicijų gražos formulė irgi yra labai elementari. Gautas pajamas minus investuota suma padalinam iš investuotos sumos ir padauginam iš 100. Tada gausime aiškius skaičius ir suprasime, kad tai yra ne išlaidos, tai yra investicija. Bet aišku, mes turim tas reklaminės kampanijas optimizuoti, priešingų atveju ta mūsų vidutinė krepšelio vertė gali būti mažesnė už vieno atvesto kliento kainą. Ir dabar, kalbant apie tai, kaip masto profesionalai ir kaip jūs turėtumėte mąstyti, pabaigę skaitmeninės rinkodaros kursus VCC mokykloje, tai atsižvelgti būtinai į cost per action, kiek kainuoja vienas įgytas klientas, kokia yra kliento gyvavimo trukmės vertė, kokia yra jūsų prekė marža, koks yra vidutinio krepšelio dydis, koks yra atsipirkimo laikotarpis apskritai visos jūsų investicijos ir koks yra potencialas jūsų sėkmingų reklaminių kompanijų. Ir tikrai, jeigu jūs vertinsite tik tai paspaudimo rodiklį ar parodymus, tai jūs nematysite jokio apčiuopiamo rezultato ir negalėsite tinkamai optimizuoti kampanijų. Tai dar kartu ir matote investicinio to pavyzdžio vieną variantą, kai mes vertiname kaip išlaidas, tai tada reklama nuostolinga bus ir stabdom ją. Jeigu, pavyzdžiui, vidutinis krepšelio dydis 30 eurų, mes iš pirmo pirkimo gavom 10 eurų nuostolį. Tai tada akivaizdu, taip žvelgiant labai primityviai, kad mūsų reklaminė kampanija yra neefektyvi. Bet jeigu mes vertinsim kaip investuotoją ir kaip investiciją, tai tada skaičiuosim visiškai kitaip. Mes atsižvelgsim, kiek kartų vartotojas dar pirks tą mūsų prekę pakartotinai. Ir pavyzdžiui, jeigu vertinsime ilgesnį laikotarpį, matysim visiškai kitus skaičius ir tada matysim, kad tas mūsų ROI yra pliusinis, o ne minusinis ir kad tai nebuvo išlaidos visgi. Tai kaip tinkamai mums investuoti ir matyti tą pelną, tai svarbiausia yra žinoti mums pagrindinius skaičius. Šiuo atveju matematika yra labai svarbi ir koks yra cost per action, koks yra CLV, vidutinė krepšelio vertė, marža. Skaičiuoti nereikėtų ne tik bendrą visos reklaminės kampanijos kainą, kiek mes išleidžiam, kiek mes investuojam, o kartu ir kiek kainuoja mums vienas atvestas klientas. Taip pat mes turėtume atrasti tuos sėkmingus reklamos modelius ir į juos investuoti daugiau arba juos labiau tobulinti ir vykdyti tą plėtrą savo kampanijos tik tada, kada mes surinkam pakankamai tų statistinių duomenų, kuriais galėtume remtis. Be jų mes negalėsime to daryti. Dėl to tai tiesiogiai siejasi su tuo, ką aš jums sakiau, kad mes turime reklaminės kampanijas vykdyti ilgiau ir pradžioje investuoti šiek tiek daugiau. Tai visos šitos žinios, kurias jūs įgyjate skaitmeninės rinkodaros kursų metu, kaip ir sakiau, veda prie jūsų arba naujos profesijos, arba jūsų verslo vystymo, jūsų idėjos įgyvendinimo. Nėra nieko geriau, jeigu jūs patys išmoksite administruoti reklamą, rūpintis ją ir reklamuoti savo verslą. Tai šiuo atveju skaitmeninės rinkodaros sritis tikrai dabartinėje rinkoje ir tikrai ne vienerius metus vis populiarės ir paklausa tikrai nemažės, nepaisant to, kad atsiradęs dirbtinis intelektas daug ką pakeitė, bet tai iš tikrųjų yra labai paklausys rytis, jūs galėsite dirbti ir freelanceriais. Karjeros galimybių tikrai yra labai daug, galėsite įkurti skaitmeninės rinkodaros agentūrą, nepaisant to, ar jinai bus iš vieno ar dviejų darbuotojų pradžioje. Kartu galėsite dirbti, aišku, skaitmeninės rinkodaros specialistų, šiuo atveju ne tik Lietuvoje, yra labai daug pasiūlymų darbo ir užsienyje, ir nuotoliniu būdu dirbti, ir tikrai lietuvių su mielu noru priima. Ir kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie freelancerio kelią skaitmeninės rinkodaros srityje, tai tada, aišku, jums gali pradžioje atrodyti, kad bus sudėtinga rasti klientų, ar kad jūs turėsite per mažai patirties ir panašiai. Bet kai mes pažvelgiam į tos skaičius, freelancerio ir tiek ir pelno, tiek ir klientų, tai tada visa situacija visiškai kitaip atrodo. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, pradžioje dirbsime, kad ir tik tai su 2, 3 ar ten keliais 5 klientais, tai mes patys galėsim valdyti savo laiką, kada dirbsime, galėsime nustatyti savo individualias kainas, galėsime dirbti absoliučiai iš bet kurios vietos, mes būsime nepririšti prie ofiso, nepririšti prie kitų savo kolegų ar darbdavio. Ir pateikiau jums visiškai tikrus skaičius, kaip pavyzdžiui, vienas klientas už reklamos administravimą jums sumoka 600 eurų per mėnesį, tai įsivaizduokit, jeigu jūs turite kokius 4 klientus, kiek jūs gaunate pajamų per mėnesį. Tai skaitmeninės rinkodaros specialistas tas, kuris dirba įmonėje,
ir dirba ne savo, įprastai jisai gauna gerokai mažiau per mėnesį nei freelanceris, pavyzdžiui, turėdamas vos kelis klientus per mėnesį. Ir ką jūs turite mokėti tam, tai jūs tuos visus pagrindus gaunate skaitmeninės rinkodaros kursuose ir tikrai mes labai daug dėmesio skiriame ir kampanijų pačiai struktūrai ir sudarimui, ir biudžeto sudarimui, ir auditorijų segmentavimui, analitinių duomenų analizavimui. Mes interpretuojame duomenys, galų gale kalbam ir apie patį kliento aptarnavimą ir kalbam apie visas ir iš praktinės pusės, tiek apie SEO, tiek apie Instagramo, Facebooko reklamą, Google Ads. Nereikia pamiršti ir influencerių rinkodaros, nors dažniausiai influenceriai vis tiek didžioji koncentracija yra Instagrame, bet jau mes galėtume tikrai laisvai priskirti influencerių reklamą prie atskiros visiškai reklaminės platformos, reklaminės priemonės, nes tai yra labai veiksmingas sprendimas ir pasirinkimas daugeliu verslų. Galite, aišku, pabaigę kursus ir rinkodaros agentūroje atidaryti ir šiuo atveju tai reikėtų suprasti ne kaip daug sudėtingesnį darbą nei freelancerio, bet priešingai. Mes jau tada galim organizuoti tos visus procesus, turim daugiau galimybių, galim deleguoti užduotis darbuotojams ir vėlgi pajamos gaunamos jau iš skaitmeninės rinkodaros agentūros gali būti N kartų didesnės negu freelancerio. Ir aš jums taip pat pateikiau pavyzdį, ir tai yra visiškai realūs pavyzdžiai, jau nekalbu apie tai, kad mes galim pereiti ir tarptautinės rinkas ir dirbti su užsienio klientais. Galim pasirinkti ir dirbti visiškai nišinėse srityse, kai mes, tarkim, dirbsime tik tai su elektroninė komercija, pavyzdžiui, arba tik tai su reprezentacinio pobūdžio projektais, arba tik tai su meta reklama. Jau čia yra visiškai mūsų pasirinkimo laisvė, kokią mes agentūrą pasirinksime, ar plataus spektro, ar nišinę. Ir vėlgi, užsienio rinkose, jeigu mes teiksime paslaugas tarptautiniu mastu, tai turėsime daug didesnį to uždarbio potencialo galimybę. Taigi, tai kursų metu jau ką jūs įgysite, tai iš to viso turėsite labai didelį finansinį lankstumą, nes, sakau, pasirinkimas, kaip jūs galėsite už to ir uždirbti, yra labai didelis. Net jeigu jūs patys įkursite kažkokį verslą, kuris nesusijęs su skaitmeninė rinkodara, kartu jūs galėsite N kartų sutaupyti, nesikreipdami į skaitmeninės rinkodaros specialistus, nes jų paslaugos iš tikrųjų yra brangios. Ir jeigu tai yra tęstinis laikotarpis, tai irgi iš jūsų bendro kapitalo tai reikės skirti nemažai reklamai, tai šiuo atveju jūs sutaupytumėte, jūs galite dirbti iš bet kurios vietos, nesvarbu, kur bebūtumėte. Ir jeigu teiksite paslaugas, tai galite tiesiog imti už projektus, projektinių principų dirbti ir patys pasirinkti klientus, galite sulaukti labai daug užklausų ir pasirinkti tik tai tuos, kurie atitinka jūsų vertybės, standartus. Taigi, galiausiai reikėtų pasakyti, kad reklama yra apskritai sistema ir sinergija visų skirtingų platformų ir visų skirtingų skaitmeninės rinkodaros elementų. Todėl nepamirškite tikrai, kad reikia segmentuoti auditoriją, reikia suformuoti labai aiškius, tikslius ir tiksliai auditoriją orientuotus pasiūlymus. Visi skelbimai turėtų būti labai kūrybiški, labai paveikus, turėtų išsiskirti nuo jūsų konkurentų ir labai traukti akį. Kliento kelionė iki galutinio jūsų tikslo turėtų būti gerai optimizuota ir trukti kuo trumpiau ir būti kuo efektyvesnė ir paprastesnė. Galiausiai mes turime visus duomenys analizuoti ir tuomet optimizuoti jais remdamėsi savo reklaminės kampanijas. Taigi, dabar supažindinau jūs jau su visais tais pagrindiniais dalykais, biudžetų klaidomis ir žinoma, tai yra tik tai tokia kruopelytė viso to, ką skaitmeninės rinkodaros paskaitų mes mokomės. Bet manau, kad jums daugiau mažiau jau susidarė tas bendras vaizdas, kas apskritai yra ta skaitmeninė rinkodara ir kiek joje daug yra elementų ir kokį potencialą jinai turi tiek jūsų verslui, tiek apskritai būsimai galbūt naujai profesijai jūsų. Tai dabar, jeigu turite klausimų, galite klausti, tikrai atsakysiu. Galbūt ir klausimai jūsų bus susiję galbūt ir su pačiais kursais, jeigu jūs planuojate užsiregistruoti, nes artimiausiu metu irgi yra organizuojami tiek vakariniai, tiek dieniniai kursai. Ir dabar kartu yra taikomos ir papildomos nuolaidos skaitmeninės rinkodaros mokymams.
Tai nuo kovo 3 organizuojama jau ir dieninė grupė skaitminės rinkodaros, taip pat kovo e, balandžio mėnesiais vakarinės paleidžiamos grupės. Tai tikrai, jeigu jūs domina pasigilinti į skaitminės rinkodaros sritį, tikrai laukiame jūsų ir tikrai labai norėčiau su jumis artimiau susipažinti. Ir jeigu tikrai turite klausimų, tai klauskite. Ir kartu ir pačių paskaitų metu mes stengiamės irgi ne tik remtis tomis skaidrėmis, tiesą sakant, apskritai to aš labai nemėgstu ir skaidrės yra, visada sakau, tik tai studentams, jeigu jiems kažkada jų prireiks, bet visa ta pagrindinė informacija atkeliauja iš lektorių ir iš praktinės patirties, taip kad tikrai labai būtų smagu su jumis bendravimą pratesti ir toliau. Ačiū labai, Gediminai. Tikrai daug įdomių dalykų. Net ir aš, žinok, sužinojau, nors atrodo dalyvauju ir susitikimuose, bet radau įdomių faktų. Sakykite, mėly dalyviai, ar turėsite kažkokių klausimų, ar vis dėlto baigsime šį nuostabų webinarą? Prašau, drąsiau pasisakykite. Aš į čatą parašiau porą klausimų turiu. Ta prasme, iš to, ką sakė, ačiū labai už pristatymą, labai įdomu, buvo naudinga. Kursai įdomus būtų, šiaip jeigu taip greitai, kaip būtų galima apjungti programavimo žinias ir, sakykime, jeigu mokytis jūsų kurse, programavimo žinias būtų privalumas, kažkaip galima tą panaudoti, ar... Dabar klausimas pirmiausia jums būtų, tai aš kaip suprantu, jūs jau turite, ar ne, programavimo žinių? Taip, frontend, tiesiog frontend dalį daugiau akcentavau, kai mokiausi. Taip, tai skaitmeninės rinkodaros paskaitų metu kartu labai dažnai stengiuosi studentams kartu parodyti ir kaip yra kūriamas pats tinklalapis, kaip jisai yra optimizuojamas. Ir šitie dalykai programiniai, apie kuriuos jūs kalbate, yra labai tiesiogiai susiję su SEO sritimi, kas yra vėlgi pagrindas bet kokio internetinio projekto, tiek techninis SEO, tiek vidinis SEO. Ir jeigu jūs turite programavimo žinių, tai jos tikrai labai gali praversti tiek paties ir projekto kūrime ir jo optimizavimą. Ir iš tikrųjų čia net nereikia pernelyg daug techninių ir programinių žinių tam, kad mes galėtume tiek iš techninės, tiek vidinės pusės optimizuoti savo projektą ir pritaikyti tinkamai iš savo pusės, bet jeigu jau turite žinių ir esate pažengus iš savo srityje, tai tikrai galimybės tos neribotos, kaip galite pritaikyti. Ką jau kalbėti apie tai, kad jūs, jeigu jau savo projektą kursite, kiek jūs galėtumėte sutaupyti, atlikdama tai pati ir nesikreipdama į tinklalapį kūrėjus, kas vėlgi čia būtų labai dideli kaštai papildomi. Supratau, o dar vienas klausimas dėl pačių paskaitų. Aš ten mačiau, jeigu vakariniai kursai liktai 3 paskaitos per savaitę, ar ne? Kaip tas dėliojasi praktika, gyvos paskaitos, kaip viskas vyksta? Aš galiu gal greitai, ar ne, duosim pailsėti Gediminui. Iš esmės, ar ne, tai yra 3 vakarai, jeigu mes kalbam, ar ne, apie vakarinį kursą, nuo 6 iki 21 arba 22. Intensyvumą irgi, ar ne, žiūrime pagal studentų poreikį. Visos paskaitos yra su lektoriumi. Tai jos yra visos gyvos, tai reiškia, yra dėstoma teorija, tada yra praktinė dalis, visada lektorius yra šalia pasiekiamas ir atliepia bet kokius ar ne studentų klausimus. Supratau, o dar vienas klausimas. Klauskit. Girdėjo. Aš suprantu, kad labai gerai, kad praktiniai dalykai bus daromi, o kaip, juk visi tie mokamos tos reklamos ir visa kita, ta prasme, ar tai kažką kainuoja mums papildomai, kad testuot tai, ką darom, kaip tas aspektas? Ne, jums nieko nekainuoja, tada imamės tokių priemonių, kad galėtume reklaminės kampanijas formuoti nepaleisdami jau tada reklamos, kad nereikėtų dalyviams patirti papildomų išlaidų finansinių.
Tai pereiname tada visus tos pagrindinius žingsnius, kaip mes turėtume, pavyzdžiui, jeigu tik kalbėtume apie meta reklamą, kaip mes turėtume reklaminius skelbimus formuoti arba kaip mes galėtume reklaminės kampanijas kurti Google Ads atveju. Tai ne, mokėti studentams nereikia už nieką. Supratau. Ačiū labai, labai naudinga viskas buvo. Dėkui. Dėkui Jums. Ačiū Jums labai už klausimą. Aš matau, čiate yra tyla. Ar turėsime dar interesantų, kurie turi klausimų? Tai ačiū visiems, kurie prisijungėt. Ačiū didžiulis Gediminui. Tikrai buvo įdomu, buvo naudinga. Tikrai susisieksime, galite drąsiai rašyti mums ir visiems gražaus vakaro. Dėkui Jums. Dėkojam. Dėkui visiems. Tikrai labai. Viso gera geriausio. paskaitų. Dėkui Jums labai. Dėkui. Dėkui. Viso. Viso. Dėkui. Dėkui viso. Viso geriausio. Viso. Viso geriausio. Gražaus vakaro. Dėkui. Dėkui ir Jums. Dėkui. Ačiū. Dėkui. Ačiū.